Praėjusio penktadienio balandžio 11 dienos popietę Telšiškius miškininkai pakvietė susirinkti prie Ilgių ežero į talką sodinti poeto Kristijono Donelaičio gimimo 300 metų jubiliejui skirtos giraitės. Atvykusieji palikę stovėjimo aikštelėje automobilius patraukė į netoliese paruoštą plotą sodinti eglaičių ir ąžuoliukų. Prieš pradedant medelių sodinimą į susirinkusius kreipėsi šio darbo iniciatorius Telšių miškų urėdas Bronius Banys ir kiti renginio dalyviai. Gal tada ateinam arčiau, visi prašom, visi arčiau, čia. Tai labą dieną, mėly talkininkai. Labai malonu, kad jūs susirinkote tokią tradicinę mūsų medelių sodinimo šventę. Sakykime, šiemet į netradicinę šventę. Nes visi jau mus tas, pat mažumies žinom, kad jau saulelė vėl atkopdama budino svietą. Tai, kaip sakant, tai žodė yra tokie, kaip mums turbūt, kaip ir Tėve mūsų, kaip ir Sveika Marija, beveik visom kartom, kurie tik mokinos lietuvių mokykloje, žinomi. Tai vat ir šiandieną mūsų tą talką skiriam tokią, kaip žinot, Kristijonui Donelaičiui sukanka 300 metų. Lietuva mini jų tą jubiliejų gražų jo metai paskelbti Donelaičio. Tai mes mažą kruopelelę prisidėdami šiandien visi pasodinsiam po kelius medelius ir pagerbsiam tą didį poetą. Juk visi žinom, kad ten uns kapuns gražiai aprašė, kada ten pavasaris, ką kiekviens vabalėlis, kur uns jie visur krot, visi darbaujas. Ir mes dėl to, kaip sakant, šiandieną matydami, kad visi krot ir mes bišk pakrutiesiam ir pasodinsiam. O taip apie mišką, apie medelius uns nelaba daug ten įsakė. Gandras su kitais kaimynais parlikė linksmas ir gaspadoriškai ant kraiko tarškino snapą. Taip, besidžiaugiant jam, štai jau ir jo gaspadinė iš šaltos gaspados vėl išlindusi radus ir su savo snapu meilinga sveikino draugą. Kraiką jie didėjai sudriskusi rado, ogi namus naujus užpernai tik būdavotus rado ant visų kampų pernier pagadintus. Sienas ir šitus ir daug naujintelių sparų vėjai su sparnais nuo kraiko buvo nuplėšę. Durys su langais ir slenkščiais buvo nupuolę, ogi troba visa visur iškrypusi rados. Todėl, kaip reikia tikriems gaspadoriams, Vislab vėl taisyti ir provit sukosi greitai. Vyrs toje žagarų būdavoniai parveši glėbį, o gaspadinė jo pustinės mandagiai lopė. Tuo po tam abu daug dirbė ir triusinėja, valgys sužvejot, pas klaną nulėkė greitai. Paragavę, Dievui iš visos širdies vernai dėkavojo. Tu žmogau nekils, mokinkis tai pasikakė ir pasisotindams gardžiaus neužmiršk savo Dievą. Pirmiausia, šitą šiandien ir šventė, labai didelė šventė, nes Donelaitis mūsų literatūros pradininkas, pats dideliausias klasikas, katro viskas mūsų lietuvių literatūroje prasidėjo. Nuo tas gyvenims prasidėjo Lazdynelius, Mažojo Lietuvo, Gumbėnis parapijo, netoliai ten, žodžiu, didžiosios mūsų Lietuvos einas. Ta Mažoji Lietuvė toks tragiškas kraštas. Nieks apie to Mažoji Lietuvą nieko parašęs, kad vokiečių rašytos Johanesas Bobrovskis, nes ten visuomet susidordavo dvi jėgos, slaviškoji ta jėga ir germaniškoji ta jėga. Ir visada
Tai marai, 700 metų, kada 714 gimė Donelaitis, buvo praeidai didėja Mara tas laikotarpis. Ir ten tuo metu jau įsiveržė ton kraštą liuteronizmas. Jums jau gimė tokio liuteronizmo pačioj to užuomazgoje tas laikas. O šiaip mums visą ton gyvenim praleido Tolminkiemė, pasistatė naują bažnyčią, kas sudegė mokyklą ten tos apylinkės, pastatė ir mokyklą, ir žmoną savo Regina, kadangi buvau silpnos šiaip sveikatas, mirė 66 metų, tai ir žmona, kada nereikėtų vargti, pastatė ir našlių namus. Aš jau senoką esu buvęs, prieš kokį 15 metų Tolminkiemė, ir linku visiems mums, gal ir savivaldybė, kuomet nors galės Telšiškis nuvežti Tolminkiemį, pasižiūrėti, kam tai yra Romintas gėrė, kur ta teko Šventainė, upelė ten netoliai, tos vis apylinks ir į būtiną rektam parsivežti iš to apylinkį, parsivežti ąžuolų gilių. Nes ten pripatos bažnytelės auga irgi dideliausia unžaula, kad tai turi 100-metinę unžaulą. Šiaip ta bažnytelė buvo karmetas, visas sudraskyta, suplėšyta ta bažnytelė, bet po karą lietuvė pats nuvažiavę atstatė. Dabar norėjo netgi atimti ton bažnyčią, perdauti stačiatikiams, bet vėl lietuvių kultūrininką sukėlė ir Kaliningrade irgi visi žmonės. O šiaip labiausiai konos mylėjo sodinti medžius. Ir buvo rinktinius vaismedžius iš visos Vokietijos susivežęs, pasisodėnis labai gerą sodą. Tokį labai galingą sodą, visas naujas rūšis buvo susivežęs. Dabar dar norėčiau pasakyti, kad visą laiką nuo žvilgsnis iš to savo bažnytelės, visą laiką nukrypdavo į Romintas to gertę, kada nuo tas santyks, nuo apie tos medžius, apie miškus ir mažą parašt, daugiausia apie paukščius, apie gondrus. Ir tas simbolis šiandien, kur matom, čia yra gundralizis, tai yra nuostabiausias dalykas, kokį gal Žemaitis sugalvoti Donelaičio. Labai ačiū visiems, kad atėjom, kad darbausimės šiandien. Tai ir šventė. Tai ir šventė mums, į ąžuolą augs, į didelį, galingi. Ir anims reikės atlaikyti viskon. Bet ąžuolas atlaiko. Tai iš tikrųjų malonu, kad toks didelis būrys ir aš sakau, kad eikiam jau sodinti tų medžių. Ta žemė nėra labai tinkama ąžuoliukam, bet matote, ant tą visur tai yra, aišku, pas ką daugiau raumenų įtas jam tą sudiklį, o tėti jam amdaikiukus ir įtistojam į portą. Gerai. Mes jau poro. Bet jėgų, kad įlėpė į sistemą. O ką, pata? Nebūčiau nežinau. Nu, matai, ir išmoks mane. Jeigu geras patakysiu, ką galim pasirašyti. Keliai tai studintoje. Kilstelėjo. Jau fotografuoja, ne? Čia trukdo. Tai gerai. Bet klausyk, jeigu rodys per televiziją, negerai, žmona pamatys. Jo. Ja. Nu, parodyk. Sakau, sodinai, o reik parodyk. Va, dabar palauk šaknis, visos turi sulysti, va. O, dabar užminam gražiai. Ir va šitai pakeliam čiūčiu. Biški, jo. Gerai, liuks. Labai paprastai.
Давай jau visą pagal gerą kadrą. Tu pasakymos, kad mes rodytumėm dantis. Duod šitą jūs pabaigti. Oi, atsiprašau. Nepažauk, dirb, lenkis jo. Lenkis jo. Jam ant vestuvės pusaičių. Viskas, nebylai pramogom. Pavargo da. Ne, kur čia? A čia dar, Malonom. juk nerašto rašyti reikia. Donelaitis pavargis buvo rašytas, o mes tai... Mes radom tokį irgi ant žodį veikia. Nu, bet žalti. Kas tas pargrįs? Dirb, tiek dirb. Ne, ana parašyk akins susiimti, niekai buvo. Nieko nebus sakinys. Sakinės, augusin, nepagaujus. Koks vardas jūs? Vilda. Iš kur esate? Iš Ryškinų. Buvo tam. A, Vilda, žinau. Žinot. Seniūnais. Taip. O, a geri darbininkai. Ai, labai gera. Labai gera. Darbšti. Be galo. Akuratni. Akuratni. Augustino, tai kaip visuomet įjaumžins visas talkas, ne? Taip. Nuolis, gerai. Svarka prigyti, o prigys garantuoju. Žemė gera. Gera žemė labai, jo. Gera žemėlį. Jau telšių miškininkai, kai ruošiasi, tai jie akuratiniai. Tai pavyzdys visiems. Iš tikrųjų, jie pasiruoš visuomet, bet svarbiausia, kad tokia dar iniciatyva rodo pavyzdį visai Lietuvą, visai Žemaitiją. Kaip turim miškus puoselėti, kaip atsodinti, kad nebūtų kažkokį tai laikotarpį, kad būtų tuštuma. Pamajok dėdė. Tai čia pats jauniausias talkininkas. Kiek jam amžiaus? 2 metukų. Bet norėjai dalyvauti. Jo, pats labai. Dėd medukus. Nu, o koks vardas stovi? Dominikas. A, šaunu. Pamajok dėdė. Ai, gražas. Smagi tau. Labai. Gražus oras, graži talka. Ir sausas oras, gražus. Malonu. Daug žmonių malonių, ne? Malonių žmonių jo. Va, iš kur moteris? Vietinis. Vietinis. Kiek čia dabar medelių šiandien pasodinta? Tai šiaip tai 2100 eglučių į 3 ąžuoliukai. Tai ąžuoliukai dar laukai eilės gal? Taip, ąžuoliukai, tai bus tenai pasodinti 3 ąžuolai, jau nebe ąžuoliukai, tai kiekvienam Donelaičio šimtmečiui po 1 ąžuolą. O kas gandralizdį padarė? Gandralizdį padarė kalvis, o patį ąžuolą gražino Kaminas. Jūsų Kalvis jo Arvydas Brazdeikis. O Kamino vardas yra? Steponas. O, jie du tie auksarankiai jūsų urėdijos. Nu ir ką, kodėl šitą vietą parinko čia Donelaičiai? Vietą, matot, čia rinkti mums nelabai išeina, mes kur turim. Matot, kad būtų talka ir tokia reikalinga vieta, kad būtų matom. Ir žmonėm privažiuoti daug mašinų ir jeigu miškį kažkur pastatysim, suprantat, nieks nematys, kad čia tada Donelaičiai pagerbėm. Todėl vieta dėl to jau savaime atsirado, kad čia buvo gabaliukas nesodintų žemė. O kokie jau tokie žymesni parkai yra skirti įvairiom datom? Nu, tai to parko yra, reiškia, Lietuvos 1000-mečio vardų pažymėjimui, prie Germanto, taip, vėliau stojom į Europos Sąjungą, tai da miškas tenai yra, žinot, pagal plentą Šiauliai Palanga, kurį prisodinta daug įvairių medelių mišrainių, tokie taip, mes tenai, kaip ir Europoje, kiek panašiai tautybių, tiek ten ir miškų, medžių prisodinta. Aišku. Jo, toliau buvo, kas 90-mečiui, Lietuvos atkūrim 90-mečiui skirta Giraitė, čia Paragų kaime. Link Kalsiečių važiuoja? Jo, taip. Paskui, kaip prieš keletą metų, kad čia mes Tryškioj sodinom, tai reiškia, iš 1000 hektarą naujų miškų įveisimui pažymėti, toks irgi yra.
Nu, praeitais metais kaip 600 krikšto jubiliejui paminėti prie Patausalis kaime, prie Medelynų sodinom. Nu ir šiemet va čia, kai tik tai Dunelaičiui. Tai tuo pačiu ugdoma ir meilė gamtai, miškui, va, tokiom talkom. Nu, aš manyčiau, kad tai ir pagrindinė, kad kaip tik tai yra penktadienis, prieš verbas, prieš susikaupimą tokį, laukiam visi Velykų, laukiam švenčių, o visiems, kaip bebūtų, visiems ta gamta, miško sodinimas, arba pats miškas, kiekvienam lietuvių, to žemaičiai yra brangus. Ir manyčiau, kad ta talka tokia daugiau pažintinė, kad suveiti, visos organizacijos galėtų kiek tai dalyvauti, telšiškiai. Konsoliduojas. Konsoliduojas taip ir aišku, mes kaip miškininkai irgi turim savo tokį. Irgi tokį tikslą, kaip supažindinti su to mišku žmonės, kad nebūtų tokie svetimi, kad jaustų, žinotų, savo rankom prisidėtų. Ir labiau tausotų. Labiau tausotų, nešiukšlintų, tai panašiai. Kągi, ačiū, sėkmės jums. Ačiū. Steponas Kaminas, va, tą gražų gandralizdį padarėt. Koks jo aukštis galėtų būti? 11 metrų. Tai jau gandras nesibaidys tokiam aukščiai perėdams. Nu, jeigu tik patiks, jie patiks turėti nesibaidyti. Aha, dabar tik reikia suieškoti gandrus, turbūt. Šiais metais vargiai. Aha, a ką, kodėl gandrų nedaug, ar kas? Ne, nu vėl. Ai, jie turi apsiprasti. Jo, taip jau iškart taip jau nebūna. O kur dar, Steponai, padarei kokius ženklus tokios va, Medelynos, kaip čia? Kur dar išdrožęs esi ir pastatęs? Nu tai praeitais metais prie Medelynų. Patausalė? Jo. Patausalėj dabar trečiadienį prie mažos bažnytėlės kryžių statysim 600 metų jubiliejui. Rugsėjį mėnesį dirbu prie televizijos bokšto koplyčių. Žemaitiškas statysim. Tai darbų netrūks? Netrūks, sveikatos, kad jau užduoti. Поставимся atsirasti. Viešie konsultacijas. Montanto dėžta, господин. Viskas. Gerai. Dabar sekantį. Kas apačioje įčikas ir mūsų dabar? Afrikoje kas? O, tas keičiame datem. O, tai, nu, klausyk dar. Geriau. Dabar šaknis apspausti. Jo, dabar subėgti. Dabar tokiu momentu, jeigu esi pipkuris, gali parūkyti arba anekdotą papasakoti, kol susigeria. O, pasiau, reiks jau uždėti daugiau žemės, apminiuoti, kad būtų. O dabar rešam. O, dabar gražiai reštriek. O, pasiemi šniūrą, nevadinas. Ir anon dabar reščiam aukščiau. O to veitu. Šiaip tai, palauk, užteks man. Kokio amžiaus ons galbūt jau? 6-8 metų, panašiai. Šitas? Nu, daugiau dar net. Lieta augo. Lietai. Nors pasiau, matai kaip yra. Dabar auginėms į ąžuolą. Ąžuolas turi augti su kailiniais, be kepurės. Taip jau yra moksliškai įrodyta. Vienu žodžiu, jeigu ant augs atviro veito, už šakarnicą, visas šakas iš šono. Kapobelė. O turbūt reiškia, jeigu esat matę miškį, aug šermukštis, aug klevuks, aug kas. Ir ąžuolas. Ir anam ją viršūnis neuždenk, uns deda labai greitai virš styp. Į bašakų. Anam patink tarp mėdžių. Tarp mėdžių, jo, tarp mėdžių. Kaip žmogau tarp žmonių. Geram vyrų tarp moteriškų. Pimpelioką Greit sakyk įspūdžius. Nu tai tik tai beveik pasidžiaugti, kad apie operatyvę sutelktą padarėm didelį darbą, taip kaip ir minės mūsų rašytos parašė metų laikus. Na. Tai dabar jau beveik patalkystika, ne?
Nu, dar reikia pagerbti, bendrą nuotrauką padaryti ir aišku, kaip mūsų tradicija istorija pagerbti darbą, patalkį padaryti. Kavos gerai. Taip, na, gamta, oras geras, gražus ir lauksiam kitų metų, lauksiam kitų kažkokių geraičių sudėnimų. Bet jūs, Valentinai, vis laik visos tokios dalykos dalyvaujate. Nu, turiu pasidžiaugti ir lauku tuos, ir bevažiuojant iš Vilniaus į Telšius, būtent į gėmimo tokį mintis, kad būtų visuomenė geriau suprantama mūsų žemaičiam ir turistam apsilankusiam, kad vis dėlto Kristijo diena iš 300 metų jau rėdau, sakau, darykiam būtent tokį paminėjimą, jomšinkiam padarykiam akmenėjimą kažkokį lentą, kur tikrai turim padėkoti urėdėją, ypatingai urėdau, kad daro tokias iniciatyvas, neatsaka ir manau, nu to mūsų visuomenė yra geriau ir mūsų aplinka, ir mūsų oras, ir mūsų sveikata svarbiausia gerėja. Ir Žemaitė pasijuntų oresnį. Nu, aš manau, kad žemaičių to visi kiti perimti geras iniciatyvas ir geras tradicijas. Vakarį matytumam jau. Kalba Vilnius. Vienas laikraštis. Va. Teikiai. Tai.